9:11 ir čia turiu svečią, Agnę Galavičiūtę. Labai netikėta ir labai smagu tave matyti. Labas. Labas, sveika. Kaip tu laikaisi? Puikiai, ačiū, kaip tu. Aš gerai, bet iš tavęs netgi jaučiasi. Labai retai būna žmonės, kurie ateina taip anksti pas mane į studiją. Oi, kaip čia man dar miegas, dar aš čia turėčiau gulėti. Matai, aš tai atsikėlus nuo 6, tai. Visada taip keliesi? Taip, visada. O ką veiki taip anksti atsikėlus? Dirbu, perskaitau laiškus, kai kuriuos atsakau, truputėlį pažiūriu kulinarinę kokią laidą, tada pažiūriu Lietuvos televizijos rytinę programą, rengiuosi ir einu į darbą. Aš priklausau tai kategorijai žmonių, kurie vituriukai. Man tikrai daug lengviau yra dirbti ryte. Ir jeigu tai yra kūrybinis darbas, sakykime, pavyzdžiui, jeigu man reikia rašyti, tada aš galiu tai daryti tik tai ryte. Tad jeigu aš turiu prašyti straipsnį arba kuomet rašiau knygą, arba kažką tai tokio, arba turiu daryti eskizus, tai aš tada keliuosi 5 ir dirbu maždaug iki 10, nes tai yra toksai kūrybinis laikas, o po to mūzos tai eina miegoti. O tu gali dirbti tokius regular darbus, nu, ta prasme tokius jau. O vakare, tu ilgai naktinėjai, ar irgi neleidai savo? Ar neleidai savo, ar tiesiog neišeina kitaip? Dabar, kai laukiuosi, tai iš visai nemiegoti gal 9, bet šiaip paprastai... Tai dar čia sugi būna už lango. Nu, jo. Tai ką? Tai va, bet šiaip tais vakare, taip aš galėdavau gerti vyną ir iki 2, man jokių problemų, bet dirbti aš nuo 6 nebepajėgė. Nu, žinoma, jeigu kažkoks būdavo renginys ar dar kažką, tai tu nedarai problemų, susiemi ir dirbi, bet iš esmės tai nebekelia malonumo. Agne, tu esi, neslėpkim to, žinoma, kiek jau metų, aš galvoju, pirmasis tavo toks pasirodymas buvo turbūt akvariumas, ar ne? Akvariumas, tai, 13 metai turbūt eina, kada aš dirbu televizijoje ir su pertraukom kažkokiom. O akvariumas, ar dabar, kai pasižiūrė viską gal, ar nesigaili, kad buvai uždaryta ir... Ar šiaip labai smagus buvo projektas, tai buvo pirmasis realybės šou apskritai Lietuvoje. Tai va, pirmiausias dėl to nesigailiu, šiaip apskritai gailėtis dalykų, tai yra ganėtinai gal kvaila, nesu kas iš to gailėjimosi. Aš skaičiau netgi jos straipsnį tavo. Gali vertinti tiesiog savo klaidas ir jas taisyti, o kažkaip gailėtis turbūt, tai yra tiesiog beprasmė energijos švaistymas toksai. Bet, žodžiu, pirmasis realybės šou, jisai nebuvo patiktas kaip tarsi televizijos projektas. Dabar atrodo, kai galbūt mane girdint, atrodo, kad, nesąmonė, ką čia nusišneka, čia norėjo išgarsėti. Šiaip norėti išgarsėti, savaime nėra blogai, daug žmonių to nori, bet nenorėjome mes išgarsėti, nes mes net nesupratome, kad toks dalykas yra. Nebuvo. Mes nebuvom matę jokių Big Brotherių, nebuvo tų kitų televizijų ir aš studijavau menus. Ir tai skambėjo kaip tikras meninis eksperimentas. Tais metais išėjo filmas vokiečių eksperimentas apie kalėjimą, kur buvo, žodžiu, žmonės uždaryti ir tai buvo tarsi toks išbandymas. Galiu pasakyti, man labai gaila, kad aš nepamenu pavardės, tačiau į Lietuvą akvariumą, prototipą akvariumo atvežė labai garsus menininkas. Tas menininkas darydavo tokius visokius performansus, pavyzdžiui, po visokias šalis vežiodavo akmenį ir buvo sukūręs tokius viešosius ryšius tam akmeniui, kad ateidavo prezidentai to akmens atidarymą, kaip į kažkokios ten skultūros. Tai štai tuometinė TV3 darbuotojai tą projektą pirko iš menininko. Geras. Tai buvo teoriškai meno projektas. Ir jeigu šiandieną jūs pasižiūrėtumėte akvariumą, nors vieną seriją, jūs negalėtumėte patikėti savo akim. Todėl, kad valandą tenai sėdi žmonės ir spokso į tylą. Tai yra nieko bendro tą, ką mes įsivaizduojame su realybės šou. Taip. Ten buvo tikras laifas, kad vyksta tą įrodo. Tai dabar tai skamba kažkaip neįtikėtinai, bet tai buvo ypatinga ir tai yra labai įdomu ir po šiandieną aš tai labai, kaip čia pasakyti, rimtai vertinu. Taip, žinoma, ten buvo modeliuojami charakteriai, bet televizijoje tai būtina, aš per daug laiko dirbu, kad galėčiau tai vertinti kaip kažkokį blogą dalyką. Nebūna televizijos be režisūros, o ten jos buvo labai mažai ir tai labai blogai, nes šiandieną jūs nebegalėtume to žiūrėti, tai erzintų. Gerai, Agne, o kaip tu apskritai pasukai į drabužių pusę? Ar tu visą laiką mėgai rengtis ir kažkada galvoji, kad gal reikėtų iš to padaryti kažką rimčiau? Tai, kai aš nuėjau akvariumą, aš tuo metu studijavau drabužių dizainą. Ir kad drabužių dizainą studijuosiu, aš žinojau nuo 5 klasės. Aš niekada nesimėčiau, niekada nesprendžiau, kur čia man reikės stoti, niekada neturėjau to klausimo. Ir jau mokykloje tuos baigiamuosius visokius darbus jau dariau susijusius su drabužių dizainu. Ir paskui, žodžiu, ketinau stoti Dailės akademiją.
Nu ir ta prasme taip ruošiausi ir tikrai buvau tikra, kad tas gyvenimo kelias bus tikrai susietas su mada, tiksliau, kad aš būsiu drabužių dizainerė. Bet tu jie netapai. O kadangi studijuojant, taip nutiko, kad man atsivėrė, kaip čia pasakyti, visa tuštybė drabužių. Gal tai dabar keistai skamba, kai aš dirbu, bet viskas po to vis dėlto pereina per metus. Man pasirodė, aš nekaltinu nei dėstytojų, nei kažko, grinai tik tai savo asmeninį požiūrį, nemokėjau giliai pasižiūrėti. Ir man atrodė, kad visi tie drabužėliai gražus ir šokinėjimas apie kažkokias pasipūtusias klientės yra kažkas tai baisaus. Ir supratau, kad, nu tai ne man, sakykime. Ir paskui netyčia pasipainiojo, kad pasisuko visai tas gyvenimas kita linkme ir daug metų tai buvo apleidus tuos drabužius. Ir tik tai tada, kai stojau mokytis tapybos ir kai per tapybą išmokau suvokti meną iš tikrųjų plačiaja to žodžio prasme, nebukai ir kai supratau, kad drabužių dizainas yra taikomasis menas, o ne menas ir iš jo negalima tikėtis, kaip čia pasakyti, grynojo meno savybių. Tada man pasidarė viskas daug lengviau ir tada ir teatras man atnešė iš viso tikrą gilumą. Aš supratau, kad drabužiai tai visai nėra kažkokie tai skuduriukai. Tai yra būdas išreikšti vidų ir viskas. Aišku, jie kaip skuduriukai neturi jokios prasmės. Dėl to aš, pavyzdžiui, nejaučiu jokios silpnybės. O Dieve, kokia tašytė, oi, kokia sukdytė. Rimtai, neturi jokios silpnybės? Ne, ta prasme turiu menį, aš kaip moteris, tai taip, man būna labai gražių daiktų, bet manęs nėra tokių daiktų, jeigu kalbėti apie drabužius ar batus ar tašes ar kažką, nėra tokių daiktų. Negaliu praeiti ramiai pro knygyną ir čia nesimaivau. Nu, tikrai man ten labai patinka. O drabužių parduotuvės, aš niekada neičiau savo, ten mūsų šeimoje, nu nėra tokio dalyko, kad varom, apspirsim. Tai yra tiesiog neįmanomas dalykas ir nesuprantamas. Man patinka gerai atrodančios moteris, gerai atrodantis vyrai, man patinka cinkelis, man patinka, kai žmonėm gaunasi deriniai, man patinka pačiai kurti tos derinius ir visa kita. Tačiau aš niekada nesuvoksiu nei didžiulių investicijų drabužius, nei kaip galima prarasti savitvardą dėl rankinukų. Aš iš tikrųjų pati seku tavo puslapį stilius.lt ir ten tu keli savo pačios derinius ir netgi parašai, kur pirkai kiekvieną daiktą ir kiek tas daiktas kainavo. Ir daug ką gali nustebinti tai, kad batai ar ten rankinė gali kainuoti net 14 ar keliasdešimt litų. Agnės Jagelavičiūtės, tai pasirodo, kad galima tikrai labai stilingai atrodyti, neišleidžiant krūvos pinigų. Tai aš manau, kad dar sėkmingai galima atrodyti daug geriau už mane, išleidžiant dar gerokai mažiau pinigų. Aš turiu omeny, kad aš net nieko kažko ypatingo nedarau, kad aš atrodyčiau kažkokia stilinga. Jeigu aš bandyčiau atrodyti stilinga, žinok, aš būčiau gerokai stilingesnė. Aš tiesiog nudėduosi, vilkuosi, sakykime, dažnai truputėlį ką papuola. Bet tik tai tiek, kad aš nebenusipirku tokių daiktų, kurie nebederėtų prie mano bendro konteksto. Nes tai profesinis dalykas, būtų keista, jeigu aš nepataikyčiau. Bet aš nesistengiu nieko pirkti. Iš kitos pusės aš turiu tokį, yra pas mane ir tų brangesnių daiktų, bet vien todėl, kad aš jau esu 33 metų moteris. Natūraliai jie gaunasi kartais. O pasakyk, kokie esi daiktą nusipirkus spontaniškai ir dabar, tu nesi niekada taip ir apsivilkusi. Žinai, kaip būna, oi, tik šitas geras, perku, bet kažkaip ir nepavyko. Žinau, kad nepatikėsi, bet neturiu. Neturi? Rimtai, netgi aukštakulniai visi bateliai tavo jie... Dabar jie išvažiavo pas uošvius, nes yra tokių priežasčių, kodėl jie išvažiavo. Bet ne, nėra tokių daiktų, kurių aš nebūčiau užsidėjus. O tie, kurie jau atgyvena, pas mane jų mažai, tiesa, aš nešioju daiktą po 10-15 metų, nes nežiūrint tai, kad esu tokio charakterio, kad labai nemėgstu daiktų saugoti, kai jau juos vilkiu ir, pavyzdžiui, aš galiu atsisėsti su baltom kelnėm ant žemės ir manęs tai visiškai nejaudina. Aš juos moku prižiūrėti paskui. Aš niekada nepakabinsiu nelyginto arba nešvaraus daikto į spintą, taip toliau. Pas mane niekada nebūna stadijos, kad man nėra ką apsirengti, nes pas mane viskas iš valyklos parvežta. Tai aš manau, kad ilgamžiškumas drabužių lemia jų priežiūrą nedievinto, kada jie kabo. Tai va, bet tie, kurie išeina iš kažkokios, jau yra, jau kažkaip nebereikalingi visiškai, nors tu mažai. Šiaip, kadangi aš sunešioju drabužius iki skylių, tai aš jau dabar juos išmetu. Anksčiau aš atiduodavau, turėjau tokį vaikų užimtumo dienos centrą senamiestyje, ten
problematiškos panelės lankosi, tai veždavau tenai, bet paskutiniu metu tikrai seniai vežiau, nes suprantu, kad mano drabužiai jau yra gal kiek ir per bobiški tom mergaitėm, tai reikės orientuotis į moterų paramos centrą, bet iš kitos pusės, nu aš tikrai jos dabar kai kandisų nešioju. Gerai, ir prieš dainą dar vienas klausimas, koks yra tavo pats mėgstamiausias aksesuaras? Gal be ko tu, blogai jautiesi? Ar turi kažkokį daiktą, kurį visada nešiojas su savimi? Aha, turiu smegenis. Labai man patinkantis aksesuaras. O žiedai, apyrankės? Ne, iš tikrųjų nenešioju nieko kažkaip tai visada. Sužadėtuvių žiedą deduosi tom dienom, kada ne kartu su vyru leidžiam laiką, nes jeigu leidžiam su juo, tai nesidedu, man kažkaip patogiau, kai tos rankos nuogos. Geras. Tai nėra tokių, daikto tokio nėra nei telefonas, nei kas nors kitas man... Nuo nuotaikos, žodžiu, priklauso. Šiaip apskritai daiktai yra, nebūtinas dalykas, jie padeda, palengvina gyvenimą, bet ir be jų gyvenimas puikus. Gerai, dar vienas kūrinys dar padėjai kartu su Losing Glance ir tuomet sugrįšim su Agne Jagelavičiūte. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Šiandien 9:11 studijoje lankosi Agnė Jagelavičiūtė ir mes toliau kalbam ne tik apie stilių madą, bet ir įvairiausių mūsų klausytojų klausimų. Diana sako, pirmiausiai sveikinu Agnę su laukiamu mažuoju džiaugsmu. Ačiū labai. Sako, kada supratai, kad gali tapti kostiumų dizainerė, nes pati greičiausiai svajoja tapti tokia ir sako, kaip tu supratai, kada atėjo tos momentas? Kostiumų dailininkas. Aš pirmiausia labai noriu pasakyti, visą laiką labai maišo savokas. Dizaineris, drabužių dizaineris kūrė drabužius. Taip. Kostiumų dailininkas kūrė personažus. Stilistas tarsi kūrė personažą, tačiau kai reikia dasikūrė drabužį. Va čia dabar mes paaiškinam, ko čia tai skiriasi. Bet stilistas iš esmės nėra dizaineris ir net nepanašu nekūrė. Kaip taisyklė, stilistai sukūrė kokį nors sijoną, paleidžia į prekybą, nes tuo momentu jam ten pritrūksta. Tai jisai gali, jis yra pajėgus, bet iš esmės taip... Tai supratau, kada? 5 klasėje ir iš tikrųjų labai netgi aiškiai, iš tikrųjų. Tai buvo, aš iki 5 klasės tai norėjau piešti multifilmus. Bet, ta prasme, iš tikrųjų iki 3, kai aš buvau 2-3 klasėje griuvo Sovietų sąjunga ir tarsi tuo metu labai griuvo visa ta industrija, kuri susijusi tą Sojuz multfilm buvo tokia, kur svajojau dirbti, reiškia, kai buvau mažytė. Ir paskui reikėjo kažkaip tą profilį keisti, o aš vis tiek tai... Visą klasę Agnė pakeitė profilis. Aš buvau visada labai motyvuotas vaikas, ką daryti, aš visą laiką žinau, ką gyvenime noriu ir toliau žinau ir kažkaip... Nežiūrint į tai, kad aš svarstyklės, aš į horoskopais nelabai tikiu, bet visi labai nustemba, tai tu svarstyklės, aš niekada niekur nesimėtau. Kažkaip man labai nesudėtinga, tiksliau, kažkaip gal ne tai, kad nesudėtinga, bet kažkaip aš moku priimti greitai sprendimus ir tai buvo jau labai seniai, tai va, taip 5 klasėje sugalvojau. Bet tarsi buvo pasirodę 20 metų, kad padariau klaidą, bet, o po to vėl. Agne, tu netgi tavo sprendimas nusiskusti galvą moteriai buvo labai drąsus ir ryžtingas. Taip, tai va, legendinis nusiskutimas galvos, kurį labai mėgsta man tarsi prikišti kaip kažkokį tai kvailystės aktą. O tu tai galvą nusiskutai. Arba kaip čia skaičiau vienos kvaišos kažkokį komentarą, tai gal geriau jau blondiniški plaukai, negu nusiskusti galvą. Blondinės šiaip man žiauriai patinka ten. Kas blogas blondiniškis? Kate Moss, Dalia Grybauskaitė. Žodžius, Charlize Theron, jų yra dieviškų blondinių, va. Kolegė. Tai va, tai vienu žodžiu, vieną kartą, galbūt paskutinį ir visiems laikams. Bet tai buvo gražu. Tai buvo gražu, bet tai nebuvo truputėlį šiaip sau, tai buvo Raudonosios nosies dienos proga, šitas renginys vyksta visame pasaulyje. Galvo nusiskutusios šito renginio metu yra Pink, Jessie J, taip toliau. Ir žinote, iš tikrųjų, tai, kad aš nusiskutau galvą toje laidoje, šeimai, kuri turi neįgalų vaiką, atiteko 44 000 litų ir tam vaikui buvo nupirktas protezas vaikščioti į mokyklą. Apie ką
mes daugiau galime dar čia kalbėti. Ar kokie nors plaukai yra verti tokio dalyko? Ir tiems, kas sako, kad tai yra reklama, tai kamon, pasidarykite tokią reklamą. Visi pamilsim reklamą galų gale vieną kartą. Nes tokios reklamos dėl Dievo. Ir visiems, kas puikuojasi pinigais, ypač verslo atstovams, sakykite, dar drįsta man pasakyti apie plaukų nusiskutimą, tai nesiskuskite plaukų, bet duokite tam vaikui 50 000. Geras požiūris. Aš su Sauliu nuskutis galvą vieną kartą. Bet čia buvo lažybos, Jau ir sakyt, bet turbūt nedarai jokių pinigų. Bet man atrodo, kad, žinai, drastiški dalykai daromi, bet čia yra linksmas toksai drastiškas dalykas. Na, ką tai reiškia? Iš tikrųjų, netekti, aš kaip menininkė galiu pasakyti, tarsi tai yra nusimoterinimo tokio aktas vienareikšmiškai, tačiau menininkė jis niekada nieko ypatingo nereikš. Ir apskritai protinga moteris savęs nepozicionuoja kaip tarsi kažkokios plaukų kupetos nešiotojos. Moters, kuri jaučia savivertę, niekada negali žaisti jos fiziniai pasikeitimai. Ji negali būti žaista dėl to, kad jinai sustorėjo. Ji negali būti žaista dėl to, kad kažkas pasakė, jog ji negraži. Nes jinai turi kitų vertybių. Jai nereikia savo statusų rodinėti nei savo šukuoseną, nei savo lūpomis pripustomis, nei kažkokiamis padirbtomis rankinėmis, nes jinai yra kupina visokių kitokių dalykų. O grožis dalykas, kaip ten bebūtų, kad ir tai yra klišė, laikinas, bet jis atstatomas. Nu tai gerai, taigi už metų mano plaukai bus ilgi. Apie ką mes šnekam? Taip, taip. Gerai. Pakalbėkim dar apie teatrą. Tu pati esi aprengusi žiauriai gražų spektaklį Išvarymas, kurio vienas pagrindinių aktorių, Marius Repšys, prieš porą savaičių čia sėdėjo tavo vietoj. Aha. Labai smagu su juo dirbti. Jo, labai smagu su juo dirbti. Teatras ir televizija. Dirbi ir ten ir ten. Didelis skirtumas yra. Ojai. Jeigu taip rimtai, jeigu kalbėtų apie stilisto ar ten kostiumų dizainerio darbą, tai yra tiesiog kaip diena ir naktis, vienareikšmiškai televizijoje kūriamos lėlės, lėlių įvaizdis, ko toksai gražesnis. Ir tiesą sakant, man sunkiai suvokiamas, mano estetikos supratimas, bet nėra toksai kaip televizijos. Aš kaip profesionalė žinau, kaip jį daryti ir galiu, bet man negražios tos suknelės ir tos šukuosenos ir tos visos blakstienos. Ne, man gražu, bet man, pavyzdžiui, patinka tokie įdomesni, sakykime, įvaizdžiai. Tos nusaldintos lėlės įprastinis, jame nėra, žinai, aš tau galiu pasakyti, jeigu tu dirbtum televizijoje stilistę, tai tu ateini tą pačią parduotuvę 20 metų ir tu ėmi sukneles tenais gražias, visas tavo darbas, tai čia nėra jokio kūrybinio iššūkio. Teatre, kad aprengti personažą, tu turi žinoti kūrinį detaliai, tu turi faktiškai kartu su aktoriumi įsigyventi kiekvieną personažą, tu negali parinkti suknelės pagal laikotarpį. Tu turi žinoti, kodėl tas personažas taip rengtųsi, kodėl tas sijonas tokio ilgio, kodėl jis tokios spalvos ir visa kita. Tu faktiškai turi žinoti visą gyvenimo priešistorę personažo, kad tu jį aprengtum. Maža to, tu turi turėti žiauriai didelius filosofinius, socialinius žinių bagažus, kad tu galėtum interpretuoti ir simbolizuoti. Pat pavyzdžiui, sakykime, kokį čia greitai pavyzdį, kaip reikėtų aprengti šiuolaikinę Džiuljetą, ne? Turbūt, nežinau, jį turėtų būti su tokia empirinė trumpa balta suknele, kuri dabar būtų Zaroje, turėtų būti būtinai su sportbačiais, sodinė striukite kažkokia, tai kuprinė, ne? Bet gėlių vainiko ant galvos. Todėl, kad vainikas simbolizuotų, ir dar turėtų būti visa neriškiom spalvom, nes vienas simbolizuoja susitaikymą, gėlė simbolizuoja moteriškumą, sportbačiai šiuolaikiškumą ir taip toliau. Nėra nei vieno daikto, kuris galėtų kažką nereikšti. Kiekvienas daiktas ant scenos turi būti motyvuotas ir pagristas. Lygiai taip pat, kaip sakoma, jeigu šautuvas scenoje kabo ant sienos, vadinasi, jis būtinai turi šauti, jis negali ten kaboti šiaip. Tai garsi Tarkovskio frazė, jeigu filmo pradžioje kabo šautuvas ant sienos, tai filmo pabaigoje jisai iššaus, bet yra perfrazavimas labai geras. Jeigu indų filmo pradžioje šautuvas kabo ant sienos, tai filmo pabaigoje jis iššoks ir dainuos. Gerai, Agne, ir pakalbėkime dabar apie tavo, dar prieš kūrinį vieną, pakalbėkime apie tavo darbą virtuvėje. Ar tu vis dar, ne darbą, tai yra tavo malonumas, esi parašęs netgi kulinarinę knygą, ar vis dar tu sukiojasi virtuvėje? Taip. Ar tau tai patinka, ar ne? Taip, sakykime, nežinau, tai yra mano gyvenimo būdas ir aš valgo 95% laiko, kiek skiriame žmogus valgymui, mes valgome namuose.
aš nevalgau beveik kavinėse, dabar, kai jau dirbu ofise, o ne namuose, tai žinoma, pietauju mieste, bet šiaip aš kavinėse nevalgau, valgau arba restoranuose, arba namuose. Ta prasme, tai arba einu jau į maistą, neatselės aš nepusryčiau, aš arba einu jau mėgautis maistu, arba aš jį gaminu, nes kavinėse per prastas maistas, sakykime, gal neatsakingai pagamintas. Ir gal kvailai skamba, bet aš, pavyzdžiui, gamindama galvoju, tai dabar šiandien baltymų jau yra, o tai dabar angliavandenių reikia. Netgi tokių, ta prasme, aš domiuosi sveika mityba, bet negalėčiau kažko atsisakyti, nes tai yra tiesiog, kodėl aš turiu savęs atimti kažkokį tai malonumą. Tai tiesiog tenka kažkaip tais atidžiai tai daryti, bet taip, man tai labai labai patinka, tai yra mano poilsis, mano kūryba ir knyga tai turbūt ne paskutinė. Gerai, Žul Faded kūrinys netrukus Power eteryje ir tuomet vėl sugrįšim su Agne, pakalbėsim daugiau apie jos puslapį, apie tai, ar jame rašo vyrai, man labai visada įdomu buvo sužinoti, ar klausia vyrai, kaip apsirengti vieną ar kitą drabužį ir prie ko derinti. Tai gerai, to grįšim. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Mes čia su Agne apkalbėjome, sako Agne, susapnavo Marijono Mikutavičiaus kito turo drabužius. Jau. Tu sapnuoji svetimus vyrus, pasirodo. Aš ne tik sapnuoju tos svetimus vyrus, aš netgi galėčiau pavardinti kieno kojos, pavyzdžiui, gražiausios Lietuvoje. Taip jau. Kieno kojos gražiausios Lietuvoje? Čia yra, nepasakysiu. Geras šį dalyką. Nesakysiu, gerai, vienu žodžiu, bet iš tiesų tai, žinote, yra ir tų pliusiukų stilistės darbe. Galėjom žiūrėti čia arčiau, pavyzdžiui, keli mūsų žvaigždūnai turi didžiulės nudeginimo, pavyzdžiui, žymės. Žodžiu, visokių paslapčių žinau. Jo, tokių, kur niekam nerodoma, jos reikia mokėti paslėpti. Ne, jos labai gražios dažniausiai. Gerai, Agne, kokį žmogų tu norėtum papuošti tokiai iškilmingai kokią nors apdovanojimų ceremonijai? Tai galėtų būti nebūtinai lietuvis. Kas tavo pačiai? Norėtum paimti ir iš tavęs tai padaryčiau, ką nors kažkoks. Nežinau, nejaučiu tokios traukos tarsi, bet tokiems ten kažkokiem iškilmingiam renginiam. Gerai, neiškilmingiam, šiaip kažkokiam. Jo, aš supratau, kam norėčiau kurti stilių. Nežinau, man patinka. Man būtų įdomu sukurti stilių Tildai Swinson, tokia aktorė, aš jo dievinu ir ta prasme tos jos toks požiūris, netradicinis drabužis. Nes atnešti gražiai mergaitį gražią suknelę, tai tegul jinai pati pasiema ir viskas gerai. Ta prasme, man patinka labai, aš mėgstu žiūrėtus red carpetus, vartyti, juos apkalbinėti, svarstyti, bet tik tai tiek, aš nenorėčiau būti asmeninė. Jo, asmeninė stilistė, neįdomu, tiesiog tai yra per siaura. Stilių sos, puslapis, kuriame galima už tam tikrą kainą parašyti Agnei ir gauti jos atsakymą ir siūlymą, pavyzdžiui, rengtis, darinti tam tikrus drabužius. Kiek tu per dieną atsakai tokių laiškų? Kiek jau pasakyti aš negaliu, bet dabar jau sunku suspėti man yra tai padaryti, aš efektyviai mokausi dirbti, tai yra vis dėlto aš sugalvoju tą stilių sos ne tai, kad sugalvoti savo darbo vietą, aš noriu, kad jisai išaugtų į didelę konsultacinę sistemą, kada žmonės galėtų bet kada, bet kurio paros metu iš savo telefoninio apso parašyti, pridėję dvi nuotraukas, kurias greitai. Tai dėtis rūžavus ar žalius batelius prie šitos suknelės. Va tai turėtų būti taip prieinama, kaip mes gyvenam tokiam interneto amžiuje, kad tiesiog viskas yra internete, o tokios paslaugos nebuvo niekur pasaulyje. Aha. Tai va, ir norėčiau, kad tai būtų visą laiką, ta prasme visą parą, kad galėtų žmonės kraudami lagaminus pasiklausti ir sakyti. Tai dabar šiuo metu, ką mes darome pagrinde su klientais, tai aš jaučiu, kad yra krikštynų metas labai stipriai iš klausimų, todėl kad deriname visokius batelius prie krikštynų, galvojame, kokią šukuoseną reikia pritaikyti prie tokios suknelės, koks makiažas tiktų. Moteris klausia įvairiausių dalykų, pavyzdžiui, netgi kokią liemenėlę dėvėti po tam tikrą suknelį ir tai yra labai galo svarbu. Taip, pavyzdžiui, permatomi drabužiai, tai yra čia galvos skausmas. Taip, tai va. Nežinai, ar dėtis kūno spalvos ar baltas. Tai va, ir tikriausiai aš tau dabar negalėčiau pasakyti jokios taisyklės, todėl kad aš turiu pamatyti tą palaidinę ir kitaip nebus to atsakymo. Ir aš paskui gaunu šitų moterų laiškus, kurios jau sudarė tos derinius ir kaip joms pavyko. Ir tai yra antiek fainai, iš tikrųjų, aš niekada, turbūt stilistą dirbant
dar niekada nebuvo taip įdomu ir netgi net negalėjau patikėti, kad galėsiu tai pasakyti, bet tai įdomiau negu filmas ir negu teatras. Yes. Taip nutiko. Aš nesitikėjau, kad taip gali būti, bet tu žinai, kad tau atsiunčia, pavyzdžiui, nuotrauką suknelės ir tu matai, kad jinai bloga. Nu, tu matai, bet tu matai, kad tas žmogus negalės nusipirkti kitos suknelės. Ir tu nenori, nei tu jam nuotaikos sugadinti nieko. Tu taip turi parinkti aksesuarus, kad ta suknelė taptų gera. Ir kito kelio nėra, kitaip nebus. Tu turi padaryti tik tai taip. Ir tu tai padarai. Ir tau yra, man čiurpas, matai, eina, nes aš taip jaučiuosi. Aš tiesiog jaučiu begalinį džiaugsmą. O dabar pradėjom formuoti rudens garderobus, nes moteris jau ruošiasi grįžti į darbus ir aš visą laiką sakau, kad jeigu jūs neturite ką apsirengti, jūs turite susitvarkyti spintą ir išmesti nereikalingus drabužius, nes kai neturi ką apsirengti, reikia išmesti, o ne nusipirkti. Nes pirkti galim tada, kai turi jau aišku vaizdą. Ir dabar jau moteris pradėjo labai tvarkyti spintas, aš jas užvedžiau Facebook'e ir mes pradėjom jau rudens daiktus formuoti. Ir žinokit, vis dėlto tas darbas, aišku, turi savo tokį, kaip čia pasakyti, savo šalutinį poveikį. Bet aš niekada nenorėjau eiti ir pirkti, bet truputėlį dabar to ir aš tiek prisižiūriu, tiek prisiūlau visokių daiktų ir derinių, kad man norisi varyti į ten į miestą apsipirkti ir tada varyti pasėdėti kur nors. Agne, o vyrai rašo tau? Taip, jų yra gerokai mažiau vienareikšmiškai tikrai ir aš manau dėl vienos labai paprastos priežasties. Aišku, vyrai atseit galima sakyti, kad nesirūpina savo išvaizdą, bet tai būtų netiesa, vyrai yra narcizai ir tikrai jie pasirūpina, bet moteris taip myli vyrus, aš kiek pažįstu merginų, visos savo vyrus stiliuoja, ten nuo ryto iki vakaro. Tai prasme, visos moteris rūpinasi savo vyrų garderobais, jiems nėra ko jaudintis, todėl aš jums galiu pasakyti, kad iš mano rašančių moterų apie 30% tų moterų klausimai būna apie vyrus, taip. Ok, Agne, tavo Facebookas taip pat yra, tave galima subscribinti, galima tave sekti ir matyti, ką tu ten rašai ir labai daug kipišo susilaukia kiekvienas tavo postas ir rašo paskui ir portalai ir kalba ir aišku, tas paskutinė istorija apie Oksaną Pikul ir jos suknelę, kur ten netyčia tu galvoji, kad ten vis dėlto juodas. Žodžiu, juodas. Šiaip tai įdomus dalykas, kad visi tie kipišai, kurie kyla mano Facebook'e, manęs iš tikrųjų visai juk neliečia. Nu taip. Man žurnalistai neskambina, nes jie žino, kad aš nekomentuoju savo Facebook'o. Tie visi pasiputojimai vykstantis spaudoje, man atrodo, kad jie yra niekingi, nes komentuoti savo tašės reikalus spaudoje, nu, tai yra daugiau negu gėda pelėda. O dėl paskutinio su Oksana, tai aš iš viso nesupratau, nes aš tai parašiau, kad labai gražiai atrodė, kad Oksana atrodė geriausiai iš jūsų vestuvėse, kaip sakyčiau, komplimentą. Ir pasakiau, kad suknelė yra ne tos spalvos. Tai atgal gavau, kad esu debilė, nesveika, nusiskutau plaukus, daunė, turbūt vartoju narkotikus. Tai galbūt taip ir reikia atsakyti iš kitos pusės. Man atrodo, kad, na, galima sakyti, ne, man atrodo, kad ta suknelė tai geros spalvos ir tiek pakaktų. O dėl kas liečia poną Juozą Statkevičių, žiauriai mano mylim ir visai ne poną žmogų, kuris suogė kitų idėjas, tai man taip atrodo, jeigu, nu, tai prasme, supranti, kaip tau yra pasakyti, jeigu aš matau Statkevičiaus suknelę, tai aš sakau, kad čia Statkevičiaus suknelė, iš kur man žinoti, kad Gucci tašą sukūrė Armani? Nu taip, teisingai. Nu tai jeigu tašą Gucci, tai ir atrodo kaip Gucci, kad tyliai jas Armani sukūrė, tai aš nežinojau. Tai vat. Taip, bet kuris pasaulio dizaineris nusipeštų plaukus paskutinius nuo galvos, jeigu kažkas pagalvotų ant jos suknelės, kad čia yra kito menininko darbas. Todėl, kad visi, o kaip tu supratai, kad ta suknelė yra Juozas Statkevičiaus? Nu, vat kaip aš suprantu, kad tas paveikslas yra Picasso, pagal braižą. Nu taip. Tai yra normalu. Visam pasauliu taip atskiriami meno kūriniai. Rašo čia netgi klausytojai mūsų, sako, Agne, aš tave labai palaikau ir nekreip dėmesį į tos visus piktus komentarus, nes tu elgiesi iš tikrųjų teisingai ir pagaliau išdrįsti pasakyti tai, apie ką galvoja daug kas. Labai ačiū už komplimentą. Aš tikrai, žinokite, nesijaudinu dėl jokių tų piktų komentarų, nes, ta prasme, mąstantis žmogus negali visą laiką galvoti, kad jisai visiems patiks. Tai yra tiesiog būtų patologija. Jeigu tu visiems patiktum, ar jeigu visi vertintų ten tavo kažkokias šnekas, vienareikšmiškai vieniems žmonėms patiksi, kitiems ne, o
kaip visi sako, ten galbūt reikėtų patylėti, nu, tai mes galim visi visada tylėti ir bukėti kartu, bet manis tarsi tokia opcija netenkina, aš nenoriu taip gyventi. Tai vieni renkasi nekalbėti, o kiti renkasi kalbėti, o traktuoti mane kaip tarsi piktą žmogų dėl to, kad aš mąstau. Tai aš manau, žiūrėkime paprastai. Yra tokia kategorija žmonių, kuriems labai sunku galvoti, nu jiems gal skauda, kai jie galvoja ar dar kažką. Ir jie tik tai pradeda galvoti ir jos paima piktis. Ir jie automatiškai, jeigu mato galvojantį žmogų, tai sako, aha, tu pyksti. Nu, tai man. Gerai, Agne, žinai ką, dar mes sužaiskim su tavim tokį trumpą žaidimuką. Nu, sužaiskim. Gerai, jis vadinasi permiegok viską arba išsiųskime nulių. Aš turiu 3 vyrus ir aš pasakysiu paeiliui, žodžiu, vieną vyrą, kitą vyrą, trečią vyrą. Ir tu turėsi pasakyti permiegot su juo, permiegot tvestą ar išsiųsti minulį. O čia aš turėčiau su juo permiegoti ar siūlau klausytojams? Ne, nu žiūrėk, per savo prismę. Bet taip, atsiribok nuo visų savo šeimininių reikalų. Ja, ne, tai jo, viskas svarkoja, bet dabar aš galvoju šitą, kodėl šitą žiedą pradėjau sukinėti. Matai, jau įėjo į kraują, žodžiu, kad permiegot nebeišeina. Bet, nu gerai, aš galiu svajoti, why not? Gerai, pradėkim. Andrius Šedžius, permiegot viską arba išsiųskime nulių. Man reikėjo pagalvoti, kas čia toks vietas. Kaip? Andrius Šedžius. Palauk, ką galima su juo padaryti? Permiegot viską arba išsiųskime nulių. Turtingas vyras. O galima vis dėlto pagrįst kažkaip savo pasakymą, žinoma, nes aš nepatogu. Taip. Aš tai sakyčiau, kad esu tikra, kad su juo reikėtų tuoktis, nes aš manau, kad jisai geras šeimos vyras. Aš, ta prasme, kaip nors atrodo, kad jisai negeras savo žmonai, aš manau, kad puikus. Taip. Tik aš su juo nesižeminčiau, ta prasme, bet šiaip aš manau, kad jisai geras vyras, tai tegul jisai skrenda į mėnulį su žmona. Okei. Egidijus Dragūnas. Galima naudoti tos pačius dalykus, kurie ta pačias gali. Išsiųskime nulių. Čia vienas, 3 pasirinkimai. Ai, ne, galima pamiegoti, aš žinau. Gerai, permiegok. Gerai, čia jau nepagrįsia, ne? Ne, taip, ne, jisai yra pašėlęs, toksai fainas ir gal prieš 2 metų yra net gal ir siūlęs. Ok, ir trečias žmogus, Martynas Starkus, permiegok viską arba išsiųskime nulių. Oi, šituo tai, Jėzus, ženytis ir viskas. Ženytis ir viskas? Patinka? Ne, ta prasme, aš esu fainas, gražus, protingas, išlaikytas, ramus, šeimos žmogus, ko daugiau norėt. Ok, Agne, aš tau labai noriu padėkoti už mūsų pokalbį, tikrai buvo labai smagu ir gera tave čia matyt. Linkiu tau geros motinystės. Ačiū labai. Turbūt svarbiausia tai yra. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai.